Šiandien turim adapterį 8HP dėžiai BMW. Darysim tokį dalyką kaip reverse engineering. Tai yra, reikės visą detalės nuskanuoti su 3D skeneriu, tada viską perbraižyti ir dar sutikrinti matmenis, kad viskas būtų normose ir būtų kiek įmanoma tiksliau. Čia pavyzdys, kartais kai būna, kai skanuoji ir primeti šitų naujų markerių ir kompas nebesugaudo, kur kas buvo ir pradeda daryti antrą brėžinį, antrą skeną šalia. Bet būna kartais tokių feilų visokių, tai trini viską iš naujo ir skanuoji per naują. Ką pamiršau padaryti, tai išsijungti šviesas. Kuo tamsiau skanuojant, tuo geriau skeneris dirba, tuo geriau veikia, tuo mažiau prisigaudo visokių nesąmonių. Antras dublis. Žiūrim, kas gavos. Gerai, praleidžiam pro. Generuojam taškų debesį, apsimažina visos šiukšlės ir žiūrim, kas gausis. Ir turim dabar tokį vaizdą. Svarbiausia yra persižiūrėti visas skylės, kad nebūtų kažkur tai kažko nedaskanuotos skylės, nes skylės tokiam flanšam perbraižant yra ypatingai svarbios. Tai jų pozicija yra labai svarbi. Kartais tenka ir tokių pasilipdyti, kad pakelt detalę į viršų. Aišku, apačią visą nukirpsim, liks tik tai, kas reikia. Atrodo, skanuojasi greitai, bet lieka vietų, kurios lieka nenuskanuotos visokios. Arba šiukšlių prisirinkę, arba dar kažkas. Pavyzdžiui, čia visas tuščias, skylės irgi viena pusė yra, kita pusė nėra. Tai dabar realiai tą detalę visą verčiam aplinkui. Verčiam aukštin kojom ir dabar iš naujo skanuojam antrą pusę. Ir tada tas detalės jungsim į krūvą iš kelių. Nes per vieną skanavimą nelabai gaunas iškart padaryti. Ir tada žiūrėsim, gal reikės dar atskariai skanuoti viršų ir atskariai dar apačią. Bet čia jau bus matyti palei situaciją. Nėra viskas taip paprasta, kaip atrodo, bet pasidaro, kai nori gerai. Detalės jau turim kompe nubraižytas, nuskenuotas. Nuskenuotas, sutvarkyta, visokie didžiosios šiukšlės nuimtos. Aišku, čia visokių tokių vietoms, kur čia buvo lieka visokių skilučių, tokių pasišiaušimų, kur buvo šiukšlių daugiau prisigaudęs. Čia, pavyzdžiui, markeris turėjo būti. Kitur lieka toks iškilimas, kur irgi markeris buvo, palieka tie magnetiniai markeriai, jie storesnė biškiai yra. Bet čia kaip braižai, žinai, šitą vietą, kas čia turėjo, kas čia buvo, dėl ko toks taškas yra ir nekreipi dėmesio į tiesiog viskas. O čia dabar turim perbraižytas detalės jau. Sutvarkyta, subraižyti sriegiai, viskas padaryta. Čia smakratis irgi viskas subraižytas, sužymėti sriegiai, kur reikia sudėti. Kai tas detalės braižom, jas braižosi ant to pačio skeno. Ir realiai tada turim visą tą tokį persiliejimą, matosi, kur ant kiek detalės, kur sutampa, kur kas nesutampa. Aišku, čia toksai vizualinis yra dabar tas grubus toks matymas. Kai jau reikia didesnio tikslumo, yra tokia funkcija atskira. Ją paleidus, sužymi detalės, pasižymi detalės ir tada kompas skaičiuoja visą tą paklaidą. Čia pasirenki, pavyzdžiui, skaičių tą paklaidą, ant kiek reikia, tikslumas, kokį tikslumą vertinti. Ir tada kompas pradės skaičiuoti paklaidą gan tiksliai ir parodys vizualiai. Dabar kompas suskaičiavo ir turim, pavyzdžiui, palei spalvas, mėlyna, tokia žalsva. Yra kažkur
Nu, apie 0, va. Gal vos į pliusą, vienu žodžiu, bet vienas mėlyna eina į pliusą, į minusą, o raudona į pliusą. Nu, ir matai, kur kas kaip. Čia, kur pavyzdžiui juoda palieka, čia nėra svarbi vieta, čia gali būti ir šonų biškai, antrai pusė daugiau tie kampai, čia yra, nu, neaktualus šitos vietos. Nes kad tie užsilenkimai, bet pagrindinės plokštumos, viskas, va, matai, ant kiek skiriasi, ant kiek yra nukrypę nuo normos. Skylės, va, čia, pavyzdžiui, juoda, nes nėra tų nuožulnos, va. O pačios skylės viską matai jų padėti visą, kur kas stovi, kaip kas. Į tokį vat kompasą skaičiuoja visą tą paklaidą, matai kur kas, jeigu reikia skylę pastumti šoną, gali pastumti ją. Ir taip išsigaudai viską, kad būtų viskas kiek įmanoma tiksliau, kiek įmanoma daugiau atitiktų tą originalų brėžinį. Aišku, tų paklaidų čia prisirenka nori, nenori. Nes vien pati detalė, šita detalė jau yra buvusi perbraižyta. Pagaminta, tai jau perbraižymo paklaida, gamybos paklaida. Dabar antrą kartą vėl nuskanuota perbraižyta, vėl skanavimo paklaida, vėl perbraižymo paklaida. Tų paklaidų čia prisirenka nori, nenori. Faktas, reikia pasitikrinti prieš dedant, pasidarai kažkokį šabloną, užsidėjai, pasižiūri kaip kas ar viskas ok. Šiuo atveju dabar išpjausim tiesiog iš paprasto metalo plokščio, kad su lazeriu, kad matyti skylių padėtis ir tos visus dantračius tenais, krumplius su tuo starterio. Lygiai tas pats bus ir su flanšu. Irgi čia, pavyzdžiui, juodos skylės yra tos išėmimai, juodos dalys, aš jų neperbraižinėjau, nereikėjo, sakė. Tai jų ir nebraižau, palieka juodai tiesiog plėmai. Nu, bet aš žinau, kad čia jie yra šitie ir dėl to čia yra juoda. Ir viskas. Šonai irgi vietom juodi, bet čia šonai, nu, nėra aktualus jau, kad čia gaudyti po tos 0,2 mm, tai čia nelabai svarbu tas tokiam dalim. Esmė, vat, kas yra, pavyzdžiui, va, centravimo skylės, va. Šitie, va, šitos vadalis reikia sugaudyti. Nu, kur centruojasi tie visi kaištukai. Išsicentruoja centrai, kur pasigauna. Vat. Tas vietas reikia sugaudyti labiausiai. Ir tas vietas, kai gaudai, būna netgi persijungi kartais ant 0,05. Pats skenerio tikslumas yra 0,04, jeigu neklystu dabar. Tai jau tiksliau nelabai čia ką ir pridarysi. Tai va, situacija tokia su tais perbraižymais. Čia dar turim Honda skeną. Variklis K20 nuskanuotas su BMW dėžė. Atrodo taip irgi, bet patogu, kai reikia kažką užsimesti, užsidėti. Nu, apie šitą skeną buvo atskiras video dariau, tai kam įdomu galite susirasti, pažiūrėti. Ir jeigu kažkam kažko reikia nuskenuoti, kažką perbraižyti, arba va tą patį skeną, pavyzdžiui, galiu parduoti, kur Hondos yra, ar ten BMW dėžė, kur mano pačio, tai rašykit, kažką paderinsim, tikrai sutarsim. Šitie dalykai man patinka daryti, tai nelūpsiu tikrai čia kaip už nežinia ką. Tai va, kam kažko reikia, tikrai rašykit, kažką sugalvosim. Čia labai norint galim ir vietą atvažiuoti paskanuoti. O jeigu mažesnės dalis, galim ir atsiųsti per kokį paštomatą, kur nors. Tai va, reikalai tokie.